Sveiki, svečiai kanalo ir prenumeratoriai. O kas jais nesate, visada galite spausti mygtuką prenumeruoti ir šalia jo atsiradusi varpelį. Dėkite like po šio taro korto būrimo, kad taro kortas neštų jums sėkmę kiekvieną dieną. Rašykite komentarus ir šios dienos klausimas. Kokia vyro paslaptis greitų metu jums atsiskleis? Kaip visada, pirmiausia, trauksiu 3 kortos, kad pamatyti, koks vyras, kokio charakterio, kokio bruožų būdo šalia jūsų yra. Paslaptis kokia? Žiūrėkit, koks įdomus vyras. Mielas, geras, nuoširdus, karalius taurių. Kodėl karalius taurių? Reiškia, įsimylėjęs yra vyras į jūsų, kur eina dabar nežino, nes matyti iš meilės. Įsimylėjo stipriai, kaip suprantu, ir kur eina nežino, koks kelias, kur jį nuves link jūsų santykių, galbūt ir negalvoja. Gali būti, kad tik pradžia čia pas jūs santykių, dėl to vyras ir negalvoja daug. Iš esmės tai vyras, kaip čia vyras, toks turtingas vyras, ta prasme vidumi, patenkintas gyvenimu, patenkintas tuo, ką turi, laimingas. Ką vyras dar mėgsta labai, kad jūs jį visada pagirtumėte. Žinot, vyras mėgsta labai, jaučiasi, kad jis daug jums ką duoda. Tai vat, merginos moteris, šitoje vietoje ir pagalvokit, ar tikrai taip yra. Kad paskui, kai pradėsit su juo gyventi ir kurti savo bendrą ateitį, nesuklystumėte. Nes vyras tikrai norės iš jūsų visada girdėti, koks jisai šaunus, koks jisai geras, kiek jis dėl jūsų daro. Daug. Ką jis dabar veikia? Pažiūrėsim, ką jisai dabar veikia, ką vyras dabar veikia. Oi, jo, įdomus vyras labai mėgsta, paslapčių turi. Oi, merginos moteris turi paslapčių, kažko jums tikrai nedasako, tikrai nedasako kažko, turi savo paslapčių, nebūtinai susijusių, žinokit, vat kažkokie nauji jausmai. Arba jums nepasakoja, taip, apie savo jausmus, visko, arba, žiūrėkit, vedęs gali būti. Pas kai kurios prasižais merginos moteris, kad vyras vedęs arba santykiuose. Moka vyras, žinokit, nepasiduoti tokioms aplinkybėms gyvenimiškoms, nes moka, kodėl? Todėl, kad moka pasakyti ne. Vat pavyzdžiui, pasakė, šiandien neatvažiuosiu, nepaskambinsiu, reikalai. Ir viskas, ir išvažiuoja savo reikalais. Tai štai ką ir kortos jums nori pasakyti, kažkokių paslapčių turi, arba nuo jūsų slepia, kad su jumis norėtų turėti ilgalaikius santykius, taip, arba vyras tikrai turi kažkokią moterį iš praeities. O ką jis tada galvoja čia apie ją, jeigu jinai tokia yra, pažiūrėsim. Ką jis galvoja apie ją, kokių minčių turi. Vertina jisai ją labai gerai, prisimena, tai prisimena tos santykius, prisimena arba dabar, vat, jeigu yra ta moteris, tai vyras tikrai, žinokit, labai vertina šitos santykius su ją, ką turi. Ir meilė yra ten. Ir meilė yra. Nesakys jisai jums ir ilgą laiką, žinokit, nenorės jisai jums pasakoti apie savo jausmus, kas liečia juos, jisai nori laikyti savo ir tik tai savo. Ta visa būsena. Gerai.
ką jis galvoja apie jūs ir jūs pas jį širdelėje, širdelėje išėjot. Jausmai yra, jums meilė yra, jūs čia kaip čia išėjot, iš karto išėjot ant klausimą, ką jis jaučia jums, kai jisai galvoja apie jūs, mintis, jausmai, labai patenkintas, laimingas, kad jūs esat šalia. Žiūrėkit, merginos, moteris, labai kažkaip, tai pažiūrėkit va šitą kortą. Laimingas, patenkintas, kaip atrodo, nori kažko iš jūsų, ko jisai nori iš jūsų. Kaip atrodo, apgauti kažkur nori. Nu, ta prasme, aš nenoriu sakyti, kad jisai piktybiškai, bet šiokios tokios vyriškos naudos iš jūsų šiek tiek vyras tikrai nori, nemato, kažkaip jisai dar tokių perspektyvų su jumis, atrodo, santykiai tarp jūsų dar be pamatų, norai labai didelį jo, labai kažko nori. Žiūrėkit, neįklipkit, kad nepakliukit į tokią situaciją į apgaulę vyro. Patikrinkit iš pradžių, ar tikrai tas vyras yra tikrai rimtas, nuoširdus ir linki jums gero ir tik gero. Nepamirškit, kad tai yra bendras taro kortų būrimas, tai visada 50 ant 50. Taip. O kas norite privataus būrimą, skambinkite man numeriu, nurodytų po šio taro kortų būrimo, rašykite man į Messenger žinutę, aš visada atsakysiu ją, arba užeikite į puslapį elana.lt ir užsisakykite savo norimą paslaugą. Taip pat turiu labai įdomią paslaugą vaizdo įrašas, spauskit pirkti ir sukursiu jums asmeninį būrimą, atsiųsiu ir žiūrėsit viena savo namie. Ką jis toliau darys, paklausim taro kortų, ką vyras darys toliau. Darys toliau, ką jisai darys. Taip. Nepakelia čia vyras taurelės šiek tiek, arba čia depresija tokia pasiliūdėsiukas kažkoks. Ką jisai darys toliau? Neskubais pas jūs. Žinote, kas gali būti? Variantas bandys jūsų kantrybę. O taip, merginos, moteris, vyras bandys jūsų kantrybę. Atrodo, galbūt, kai kuris vyras ir sakys, žinot ką, toks kaip auka prisimes, sakys, vau, čia man neišeina, man nesigauna, čia pas mane darbai, aplinkybės ir negalės nei atvažiuoti, nesusitikti su jumis nieko ir bandys jūsų kantrybę. Tikrai bandys kantrybę. Jausmai jums yra, stabilumas, toks, stabiliai jaučiasi vyras. Tikrai, žinokit, nieko jūs jį neišgazdinsit, taip. Jeigu ir kažko prašysit arba grasinsit, kad taip, neatvažiuosit, taip ir taip bus, kad jūsų elgesys jam pasikeis, ne, žinokit, jo tikrai neišgazdinsit, atviršiai. Vyras gali paimti ir pasprūkti. Paprasčiausiai prisėsti, pagalvoti ir viskas, ir dingti. Toks variantas, žinokit, galimas iš jo pusės, gali vyras paprasčiausiai pradingti. Užsiblokuoti, pradingti socialinėse tinkluose, kažkur nerašyti, neskambinti jums. Ir viskas. Ką jums daryti? Nieko, sėdėkit, savo principų laikykitės ir viskas. Jeigu nebijot, aišku, jo prarasti. Žiūrėkit savo gyvenimą, būkit tas žmogus, kuris žino, ko nori iš gyvenimo ir reguliuokit savo gyvenimą taip, kaip jums naudinga. Nekurkit iliuzijų kažkokių fantazijų. Matot? Dabar atrodo, kad jūs, ar ir jūs čia įsimylėjusi, kad toks korta išėjo, kad jūs dabar kaip su rožiniais sakiniais. Nusileiskit jau ant žemės. Kol kas dar kortos jums nesako ir nežada pasakos, nes jums reikia kažkaip susijimti, pagalvoti apie save, užsijimti savo reikalais ir žinokit, neprarasti savo vertės kaip moters.
tvarkyti gyvenimą taip, kaip jums patinka. Nes galite įkliūti į spastus per savo galvojimus, iliuzijas, svajonės, labai daug nori, daug svajojat ir nėra, sudarykit planiuką savo ateities gyvenimo, kaip jūs įsivaizduojat jį, nes dabar galvoje pas jūs kažkokie nesutapimai su realybė. Tai netiesa, ką jūs galvojat apie šitą vyrą, suprantat? Kad sužinoti, pastebėkit, pažiūrėkit, pagyvenkit, pabūkit su juo, neskubėkit ir pamatysit tikrai visą tiesą apie jį, kas čia per žmogus ir ko jis iš tikro iš jūsų norėjo. Ir viskas. O aš linkiu sėkmės ir iki sekančio būrimo.